Dėkoju už įžangą, už pristatymą. Aš labai džiaugiuosi, kad čia pas jūs svečiuose esu ir esu tarp jūsų, kartu su jumis meldžiuosi liturgijoje. Jūsų egzarchatas yra įžymus ir už Lietuvos ribų gerai žinomas. Man didelė garbė čia būti tarp jūsų. Kalbėsiu apie gavėnio struktūrą ir apie tai, kad pati struktūra ir temos gavėnios mums kalba apie pačius mūsų tikėjimo pagrindus, kadangi gavėnia tai tarsi didelė katechezė. Gavėnia, jis vystėsi dėl kelių priežasčių. Tai ne tik pasiruošimas Velykoms buvo, bet buvo pasiruošimas krikštui, katechumenų. Katechumenai, kurie jau beveik buvo pasiruošę krikštytis, turbūt žinote, kad didįjį šeštadienį ne visur tai buvo tradicija, bet daug kur liturginiuose centruose buvo paprotys didįjį šeštadienį krikštyti žmonės. Taigi, gavėnia buvo laikas, kai susipažindavo su tikėjimo pagrindais. O mes, kai kurie 90 metais krikštyti, kai kurie ir negavom tos katechezės, arba tie, kurie kūdikystėje krikštyti, daug kas ir dėja nežino apie tikėjimą, tai tapo tokia dėja norma. Per gavėnią mes matome, kaip jisai vystėsi, žinoma, jisai ne visada buvo toks kaip šiandien. Gavėnia simbolizuoja viską, ne tik 40 dienų, ne tik kančių savaitę, didžioji savaitę, bet gavėnia apima simboliškai visą išganymo istoriją. Nes turbūt atsimenate, kad atleidimo sekmadienis prisimena Adomo ir Ievos nuopolį ir išvarymą iš rojaus. Tai irgi yra labai svarbi tema. Kokia prasme mūsų gyvenimas, tam tikra prasme išvarymas. Tai labai aktualu šiandien, kai daug žmonių yra priverstinėje emigracijoje, ne toje vietoje, kur jie norėtų būti, norėtų gyventi, ir jie jaučia, tarsi prarado rojų, išvarymą. Išvarymas iš rojaus tai yra visos žmonijos trauma, bendra trauma. Ir tiem, kurie priverstinę emigraciją išgyveno, tai atlieka tai. Mes visi tą imigraciją išgyvename. Gavėnia kalba apie tą mūsų bendrą patirtį. Mes visi turime tą rojaus ilgesį, Adomo išvarymo tą patirtį. Ir tai apgiedama muzikiniuose kūriniuose, parodoma dailėje, mes visi turime tą traumą, išvarymo traumą, ir tai mes patirime. Gavėnia taip pat turi tokią struktūrą 6 savaitės, ir jeigu paskaičiuosite 40 dienų, baigsis jau sekantį penktadienį prieš Lozoriaus šeštadienį. Bet dar lieka sekmadienis su 2 šeštadieniais. Dar bus didžioji savaitė, didysis penktadienis, didysis šeštadienis, ir tai neskaičiuojamai tas 6 savaitės, tai papildomai 7. Dievas sukūrė pasaulį per 6 dienas, o 7 dieną jis ilsėjosi nuo visų savo kūrybinių darbų. Tai nereiškia, kad Dievas nustojo rūpintis pasauliu, bet Dievas davė žmogui tokį pašaukimą. Dabar tu rūpinsiesi rojumi,
dauginsiesi, tu būsi vaisingas, kaip ir paukščiai, žuvis 5 dieną irgi gavo tą daugintis įsakymą, bet tai atskira tema, bet šiandien dabar apie tai nekalbėsim, bet tai irgi įdomu. Pagalvokite, 6 savaitės gavėnios ir tada plus 7 savaitė, kai mes tarsi ilsimės. 6 savaitės mes galvojam apie Efremos ir maldą, apie savo aistras, mes atgailaujame, o 7 savaitę mūsų koncentracija pasikeičia, mes jau galvojame apie Kristų, mes įlydime į kryžiaus kelią. Mūsų dėmesys pasikeičia. Visas gavėnios laikas turi simbolizmą ir visą tai atspindi ir mūsų žmogišką gyvenimą. Mes jaučiame, kad kažkur mūsų istorija yra nuopolis, yra gyvenimo kelias, augimo kelias, yra išganymas, atpirkimas ir išgydymas nuo to, kas su mumis nutiko. Pats krikštas, mano mėlyjeji, jūs žinote, tai yra Senajame testamente yra krikšto provaizdis, kai išrinktoji tauta iš Egipto išėjo per jūrą, Raudonąją jūrą. Jie buvo išvesti į dykumą iš vergijos, bet tai ne pabaiga vergijos. Kodėl? Nes jiems reikia išmokti gyventi, be atprasti nuo vergystės. Nuo to kyla įvairūs išbandymai. Ir jie vis mokosi to, eina palaipsniui, o paskui žmonija ir patį tą įstatymą Mozės pavertė į vergystę. Ir Kristus ateina į pasaulį, kur fariziejai, knygų rašto aiškintojai galvoja, kad ryšys su Dievu kyla vien iš taisyklių vykdymo. Ir sako, ką jūs pavertėte Dievo žodį? Jūs vėl pavertėte tai vergystę. Ir mes tai dažnai savo ortodoksiją irgi darome. Mes turime laisvintis iš vergovės, o ne versti vergovę tokius dalykus kaip klusnumas, išpažintis ir taip toliau į mūsų laikančias grandines. Štai ir Maskvos patriarchas irgi išmetinėja iš kunigystės ir tarsi įsivaizduoja, kad jis kontroliuoja malonę, sąžinės kontroliuojama. Netgi kai žudomi žmonės, kai skelbiamas šventasis karas, jie galvoja, kad jie turi valdžią ir kad visi privalo minėti tą patriarchą, turėti jo antiminsa, jo leidimą tarnauti, jeigu ne, tu būsi atstumtas nuo Dievo. Taip sako patriarchas, kuris tarnauja diktatoriškam režimui žudančių žmonės. Iš kur tai atsirado? Kodėl žmonės taip galvoja, kodėl jie nelaisvėje? Yra Ukrainoje žmonės, kurie galvoja, kad patriarcho vardas šventas, o ne Dievo vardas šventas. Jiems tai klausimas tarp jų išganimo ir tarp jų pražūties. Jie sako, galbūt jis toks ir anoks, bet jis vis tiek kanoniškas. Ir argi tai ne vergovė? Argi tai ne prieš sveiką protą? Kaip jie iki to nuėjo? Ir lygiai taip pat žmonės Kristaus atėjimo laikais taip pat mąstė. Mes matome, kad mūsų išganytojas ką vėl ir vėl demaskuoja. Jis sako, nieko nesako prieš muitininkus, prieš pasileidėlės, kaip tik su jom valgo, bendrauja, bet jisai demaskuoja religinius mokytojus, tuos, kurie žino šventąjį raštą. Tame buvo problema, tame buvo vergovė. Tame buvo problema, jis sako, ne žmogus dėl šabo, bet šabas dėl žmogaus.
aš Šabo viešpats. Mes verčiame tai, ką Dievas mums duoda išganimui, paverčiame tai į vergovę. Bet gavėnia mums primena visus šitos dalykus. Gavėnia sudaryta taip, mano draugai, kad Jis mums padeda visai bažnyčiai išeiti, kaip išėjimo knygoje. Šiokiadieniais gavėnios turime tik Seno testamento skaitinius. Galbūt pastebėsite, jeigu dažnai vaikščiosite į pamaldas per šiokiadienius, kad viskas gavėniška vyksta būtent šiokiadieniais, ne šeštadienį, ne sekmadienį. Šeštadienį, sekmadienį nėra Efremos ir maldos, nėra Seno testamento skaitinių. Nėra valandų troparų, kurie ypatingai vyksta per gavėnią. Labai mažai ko yra gavėniško šeštadienį ir sekmadienį, o šiokiadieniais nėra dieviškosios liturgijos. Nebent būna šventės, kaip apreiškimas Dievo motinai, pavyzdžiui, tai visi žinom, bet tikrasis pasninkavimas vyksta šiokiadieniais gavėnios. Ir ten tik Seno testamento skaitiniai. Nes mes išėjimą vykdome. Tai ta realybė, kai dar nebuvo malonės, sėkminių nebuvo. Mes grįžtam į pačią pradžią ir stengiamės savyje atdaryti tą troškimą, norą sutikti Mesiją, lyg jis dar nebūtų atėjęs. Dėl to nėra liturgijos. Tai tarsi toksai atsiskyrimas. Bažnyčia tarsi savanoriškai šitų paguodų atsisako ir klaidžioja dykumoje. Tai tokia yra idėja. Bet prisiminkime dar, grįžkime prie tos struktūros, kuri simbolizuoja visą istoriją. 6 savaitės plus 7 savaitė. Prisiminkime, kame laiko prasme turime tokį apreiškimą Senajame testamente Patarlių knygoje 9 skyriuje. Ar girdėjote apie Patarlių knygą? Ir šita knyga skaitoma kiekvieną vakarinę per gavėnią. Ten 9 skyriaus pradžioje pasakyta toks paaiškinimas, kaip mes išminties mokomės per laiką. Ne iš karto mes išmokstame tikėjimą, bet palaipsniui, diena po dienos mes augome ir turime laike mokytis. Ten pasakyta taip, išmintis pastatė savo namus ir jį pastatė ant 7 stulpų namus. Ir išmintis kviečia į savo puotą. Išmintis tai Dievo provaizdis. Ir išmintis kviečia, ateikite, valgykite mano duoną ir gerkite mano vyną. Tai reiškia, kad bažnyčia yra namai, išminties namai ir jie pastatyti ant 7 stulpų. Tai reiškia laike. Po truputį mes valgome nuo išminties stalo, bet ne iš karto. Po truputį, diena iš dienos po truputį. Kame problema mūsų pamaldumo, kad mūsų žmonės dažniausiai pasirodo tik per dieviškąją liturgiją. Neateina į liturginės valandas, neateina į vakarinę, kada žmonės galvoja, ai, neaišku, kad ten skaito, kad ten burba. Galvoja, kad valandas skaito tik tam, kad visi suspėtų padaryti, ką reikia ten, parduoti žvakės, choras parepetuos tuo metu. Aš ir pati šiandien atėjau ryte, aš pasiteisinsiu, kad aš lietuviškai nemoku, bet vis tiek. Aš turėjau pasisveikinti, čia dar kažkas tai vyko, bet kažkas skaitė valandas liturginės.
Bet visiems atrodo svarbiausia dieviška liturgija, kaip pas katalikus mišios, kur kažką gieda. Galbūt per verbų sekmadienį žmonės ateina į vigiliją, nes ten palaimina verbas ir kažką jie gauna, o valandas ne. Sako, nebent kažkokie tai naujai krikštyti fanatikai ateina į valandas, nes dar nesupranta, kaip gyventi. Nes jie naujokai. Pas graikus tas pats. Iš pradžio yra ritmetinė prieš liturgiją ir ritmetinė nieks neina. O kame problema tokio pamaldumo? Visų pirma, bažnyčios liturgija yra čia viršui pamaldos. Bet liturgija viršui, bet žmogus nėra visada viršui. Apaštalai buvo ant kalno, bet paskui Kristus sakė, nulipam nuo kalno. Viskas, negalime visą laiką būti ant kalno. Ir kai mes ateinam tik į dievišką liturgiją, girdime, kad turime džiaugtis, bet mes negalim taip visada džiaugtis. Nelieka šiokiadienio, o gavėnia mus šiokiadienius grąžina į eilinį laiką. Kad tai ne nuolatinis triumfalizmas ortodoksų bažnyčia, bet tai yra tikras gyvenimas, o gyvenimas yra įvairus. Taigi gavėnia yra labai geras dalykas, jis labai padeda. Gavėnia labai padeda išmokti šiokiadieniais būti ortodoksų krikščionių. Tai taip pat nukreipia mus nuo nuolatinės eucharistinės ekleziologijos. Yra daug problemų su ta madinga eucharistinė ekleziologija 20 amžiuje išpopuliarėjusi. Bet bažnyčia tai ne tik eucharistija, kai visi yra tarsi fetišizmas pamišę dėl eucharistijos, kad reikia būtinai priimti eucharistiją, nes kitaip ojojoj. Čia kažkoks jau pagoniškas požiūris. Tai aš nesakau, kad nereikia priimti komunijos, aš ne apie tai. Bet jeigu tu mokini žmonės, kad neduok Dieve, tave atskirs nuo komunijos. O pas vyskupus yra tokia galia atskirti nuo komunijos. Ir suprantat, tai gali papulti netgi sąžinės neturinčių žmonių rankas. Kur mūsų laisvė, jeigu mes galvojam, neduok Dieve, tik vyskupas į mus maloniai žiūrėtų. Ir kai visokie dalykai vyksta prieš sąžinę, iškyla problema. Gavėnia, jis liudija toliau apie tai, aš sakyčiau, iki skandalingo lygio mokina tokių dalykų. Pavyzdžiui, rytoj mes švęsime Marijos Egiptietės atminimą. O kaip dažnai priėmė komuniją Marija Egiptietė? Kaip dažnai ėjo į bažnyčią? Tai skandalas. Aš nustebinta, kad dar niekas šito nepastebėjo ir neišmetė jos iš minėjimų. Aš atsimenu, Maskvoje man vienas kunigas man pasakė, tai kad čia neaišku, kas čia parašė tą jos gyvenimą, tas Safronijus neaišku, kad čia parašė. O aš pasakiau, kad ten moteris, ten vienuolis prašo, kunigas vienuolis prašo moters, kad jį palaimintų jį. Vyras prašo moters vienuolis, kad jį palaimintų. Ji vieną kartą priėmė komuniją ir tai buvo prieš visą tą jos atgailą. Ir kas buvo jos dvasios tėvų? Kas matė, kad jinai vaikščiotų išpažinties? Ji neturėjo dvasios tėvo. Jinai Dievo motina laikė savo dvasios motiną. Visą tai kalba apie tai. Mes kartu švenčiam šeštadienį Dievo motiną
Dvi Marijos tą patį savaitgalį. Šeštadienį Akatis, to šeštadienis, o sekmadienį Marija Egiptietė. Labai įdomu, dvi Marijos. Dievo motina. Aš aišku peršokau kitus gavėnios šeštadienius, kad paaiškinčiau jums, kaip mes praeinam tos pagrindus tikėjimo, ortodoksų tikėjimo pagrindus. Kol mes ateinam iki tų dienų, Akatis, tas Marija Egiptietė, kurie kažką mums sako apie bažnyčią. Kai kažkas apie Dievo motiną, tai visada yra apie bažnyčią, nes motina bažnyčia ir Dievo motina, tai Dievo motina personifikuoja savyje bažnyčią, tai yra provaizdis bažnyčios. Bažnyčia į save priima Kristų ir irgi dalinasi Kristumi. Mes visi esame bažnyčia. Kai girdite bažnyčią, tai ne kažkoks vyskupas. Žinoma, kad vyskupai irgi yra bažnyčioje. Aš ne su ikonom, ne ikonoklastė, aš kunigo dukra. Aš myliu savo bažnyčią. Bet gavėnia mus grąžina ir primena, kame yra esmė. Mes negalime būti vartotojais bažnyčioje. Atėjome ir mums dvasininkai viską daro. Šitie vyrai su suknelėmis viską daro, jie bažnyčia, o mes tiesiog tauta, kuri susirenka minė. Tai ne mūsų ekleziologija. Mes kviečiame priimti į save Kristų ir gimdyti. Šitaip mes Dievo motinos pašaukimą turime. Kiekvienas mes turime savo pašaukimus, bet turime ir bendrą pašaukimą. Viešpats sako, kažkas nori, kai išskirti Dievo motiną, sako, palaimintos krūtis, kurios tave žindė, bet Kristus nežemindamas savo motiną, bet norėdamas, kad mes negalvotume, kad jie atskirai, o mes atskirai, kad kotletai ir musės yra tarsi atskirai. Jis sako, palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir tie, kurie jo laikosi. Laikytis Dievo žodžio, tai nereiškia įslėpti po žemę. Jėzus nori pasakyti, kad mes visi esame palaiminti. O ką Marija Egiptietė? Marija Egiptietė irgi yra bažnyčios provaizdis. Ji turi kitą istoriją, bet ji irgi Marija. Bažnyčios vaizdas mums jau buvo atskleistas. Pirmą savaitę sekmadienį šventėme ortodoksijos iškilmę, pirmą sekmadienį gavėnios. Ortodoksija. Ar mes kaip fariziejai, ar tai reiškia, kad mes vieninteliai ortodoksai, vieninteliai teisingi, o visi kiti blogi? Ar mes kaip fariziejai? Bet aš grįšiu prie to. Dabar pagalvokime dar dvi Marijas. Mes matome, kad šią savaitę, šiandien ir rytoj pagrindinė tema, kaip mes esam pašaukti. Dievo motina pašaukė arkangelas į kažką naujo. Ji visai nesiruošė gimdyti vaiką. Tai buvo ne jos planas. Ir tai iš tiesų angelo pasveikinimas. Ją labai sukrėtė. Это как повторение вот этого понятия о благодати. Tai malonėmis padovanotai, tai pakartojimas, kad ji gavo tą malonę, kad jinai palaiminta tarp moterų ir kad bus kažkokia naujos pareigos bus. Ir ji labai sumišo. Jos vardas reiškia Marija. Оно связано с горечью, на самом деле. Вы помните, что в 15 главе Atsimenate 15 išėjimo knygos skyriuje 15 vanduo vadinamas Mara. Мара, воды Мары.
Tai yra susijęs su vardu Marija etimologija. Mozė ten padėjo medžio gabalą, kad būtų saldžiau, ir tai yra Kristus provaizdis. Kristus pasaldino mūsų vandenis. Kartus buvo kelias, kurį kryžius pasaldino. Kalavijas perdurėjo širdį, kaip Simeonas išpranašavo. Ir šitas kelias yra pašaukimo kelias. Kas pašaukė Mariją Egiptietę? Jos kita istorija. Žinote, jinai negalėjo eiti į bažnyčią ir tada ji meldėsi prieš Dievo motinos ikoną, kad labiau patyrusi moteris padėtų mažiau patyrusiai jai Marijai. Ir tai pakeitė jos visą gyvenimą. Žinote, kad žodis bažnyčia reiškia susirinkimą, visus pašauktuosius, eklesiją. Nuo veiksmažodžio ekaleo, sušaukiu, mes visi esame, kurie išgirdę Dievo žodį, pašauktieji. Ir tai kažką tai pakeitė. Anksčiau ir vėliau tai keičia. Žinote, mūsų gyvenimas ėjo tarsi savo vaga ir bažnyčios gyvenimas savo vaga, bet kažkas atsitiko, karas. Anksčiau ir vėliau gyvenime įvyksta kažkas, kas sukelia krizę. Krizė, kada reikia pagalvoti ir apsispręsti. Kartais tai vyksta istoriniais mastais, o kai kada ir asmeniniam gyvenime. Ir reikia apsispręsti. Tai keičia tavo gyvenimą visam laikui. Pas juos buvo irgi, jom reikėjo sprendimų skirtingai. Ir arkangelas pašaukė ją, pasiūlė naują planą. Visi tai žino, kaip tai vyko, ir jai ateina žodis. O Marija Egiptietė, ji buvo sustabdyta, negalėjo įeiti ir įgalvojo, kad viskas vis tiek savo vaga dar eina ir kad čia nieko, jinai gali apsimesti pamaldžia, bet pas ją įvyko krizė. Ir išeidama iš bažnyčios, vis dėlto Dievo motina leido įeiti jai ir sako Dievo motinai, pasakyk man, ką daryti. Ir Marija Egiptietė išgirdo žodžius, eik, pereik Jordaną ir rasi laimingą ramybę. Ir čia irgi išėjimas. 17 metų ji kankinasi, iš pradžio ji priima komuniją, lyg ir nėra pasakoma apie ilgos išpažinties, ir jinai 17 metų praleidžia dykumoje. Įdomi numerologija. Aleksėjus, Dievo žmogus, irgi 17 metų klaidžioja Aglonio name. Ir 17 namų buvo po laiptais. Bet tai kita istorija, bet irgi svarbu 10 ir 17. 10 ir 7. Ir grįžtame prie struktūros gavėnios. Bet kokiu atveju mes šiandien ir rytoj atpažįstame šitam dienom savo, kad turime atrasti savo pašaukimą. Esame kviečiami per savo pašaukimą, per krikštą, kuris reiškia, atsimenat, išėjimą iš Egipto vergovės, tarsi per sausumą, per vandenis. Taip mes krikštų pereinam. Yra įvairios alegorijos apie krikštą, žinote. Tai irgi mūsų dalyvavimas Kristaus mirtyje, palaidojimas, tai didysis šeštadienis, bet tada išėjimas iš vandens
sakysite, sesė Vasa, bet mus nenardino, mus tik tai aplieja, tai tada tas simbolizmas neveikia. Bet vis tiek turimas omeny nardinimas. Baptizmo reiškia nardinimas. Taigi mirtis ir prisikėlimas Kristaus. Krikštas yra mirtis ir prisikėlimas. Tačiau kaip tas mūsų atgimimas vyksta? Dažnai tai per kryžių, per krizę. Krizę. Tai reiškia krymin graikiškai spręsti, mąstyti, teisti. Tai reiškia, kad reikia kažką nuspręsti, nebegali tuo pačiu keliu eiti. Ir kryžius yra irgi krizė. Tai buvo iššūkis. Kaip dabar tas karas yra iššūkis ir padalina žmonės, nes reikia kažkaip apsispręsti. Taip ir prie kryžiaus buvo du plėšikai. Jie nebuvo nekalti. Ir žinote, ortodoksų kryžius yra su apatiniu tos skersiniu nuleistu. Ir simbolizuoja, kad buvo į kairę kelias ir į dešinę. Buvo gerojo plėšiko kelias ir buvo kitas kelias. Jeigu tu reaguoji į kryžių, į nekaltą Kristaus kančią, gali reaguoti ir kaip tas neatgailaujantis plėšikas. Ir tai yra kelias į pragarą. Mes galim savo širdį užkietinti arba kaip gerasis plėšikas pripažinti mes gavom pagal mūsų darbus. Gerasis plėšikas nebijo kolektyvinės atsakomybės. Yra žmonių, kurie labai taip skausmingai reaguoja į šios žodžius. Jie galvoja, kad tai nesveikas jausmas, kolektyvinė kaltė. Reikia tik būti auka. Tai nebuvo gera plėšiko požiūris. Dėl to jis gauna įėjimą į rojų. Ne todėl, kad mes nusidėjėliai dalyvavom įvairiuose nusikaltimuose, mums užkertamas kelias į rojų. Todėl, kad mes nematome Kristaus tarp mūsų. Per nekaltai kenčiančius jis yra tarp mūsų, jis tarp alkstančių, jis tarp mūsų, mūsų kančioje. Mes matome, kad buvo toks nuolankumas pas tuos, kurie pasakė, tebūna man pagal tavo žodį. Dievo motina pasakė, eik pereik Jordaną. Ji nesako, Marija Egiptietė, ji nesako, o kaip aš apsirengsiu, ką aš valgysiu. Ne, jinai neklausė šito. Ji tiesiog išėjo. Taip ir mes turime savo atrasti savo pašaukimą ir nebijoti. Nes jeigu Marija Egiptietė tai yra pavyzdžiai mums ir galvojam, kad tai nerealistiški pavyzdžiai. Juk dykumoje mes nebūsim dykumoje, bet argi mes patys neklaidžiam šitam pasaulyje, ar mes neturime priprasti prie visiškai naujų situacijų, prie kataklizmų visokių gyvenime. Mes žinome, mėly draugai, kad viskas Palaukite, noriu ką svarbaus pasakyti, atsiprašau, palaukite. Per tokius sunkumus, per priėmimą, ką Dievas mums leidžia išgyventi.
tai kelias pas Kristų, kaip Dievo motina yra bažnyčios provaizdis. Apaštalas Paulius su mergelė lygina bažnyčią. Pavyzdžiui, 11 skyriui laiške korintiečiam, jis sako korintiečiam, aš jūs nekaltą mergelę sužadėjau su Kristumi. Kokiu būdu mergelės Marijos mergystė? Koks skirtumas, kad jie su nieko nemiegojo? Koks skirtumas? Bet mergystė yra daug gilesnė samprata, nei tiesiog fizinė kažkokia realybė. Mergystė yra visos bažnyčios pašaukimas. Kokia prasme visus apaštalas Paulius vadina mergele bažnyčia. Štai, ką turiu omeny. Tyrumas ir mergystė yra sinonimai. Tyrumas turimas omeny kaip paprastumas. Neturiu omeny, kad kvailas ar intelektualus žmogus, kuris yra aplotytas, kuris yra nesumaišytas. Reikia augti tame, kad nebūtų sumaišyti lojalumai, kad nebūtų taip, kad tai traukia ir ten. Aš prisimenu tokį eilėraštį, pusiau didvyriai, pusiau niekšai, toks eilėraštis Puškino. Tokie neturim būti. Mes dirbame, stengiamės, kad po truputį tai viso gyvenimo kelias, kad kiekvieną kartą, kai mes pastebime pasikartojančius šitos naudingas baimės. Yra naudinga baimė, Dievo baimė, kuri išlaisvina žmogų, bet yra baimės prieš ateitį, iš anksto bijoti to, kas niekada neatsitiko, visokie clickbaitai, naujienos, va, kur tai veda. Iškart reikia to nežiūrėti, neklausyti. Apsivalymas turi būti mūsų akių, kuris daro mūsų akis tyras. Jeigu akis bus tyros, tai visas kūnas bus šviesus, kaip pasakyta Evangelijoje. Kūno žiburys yra akis, va tai yra mūsų kelias į tyrumą. Ko nereikia bijoti. Reikia savo regėjimą nuskaistinti. Žmonės dažnai kalba apie kitas išganimo užduotis, apie teozę, labai populiari tema, dėvėjimas, apie tai visi mėgsta kalbėti. Va pas šventosius tėvus, pas asketus yra Theoptija, Dievo matymas, dar kita tema, kuri irgi labai svarbi tema ir nemažiau svarbus tikslas. Ir gavėnia irgi mus veda į tą nusiskaistinimą, kad mes nutyrintumėm savo matymą ir geriau matytumėm, kas vyksta. Kristaus mirties ir prisikėlimo slėpinys, misterijum. Kai mes giedame triodę, nuolat mes prašome, kad galėtume matyti. Prašome matyti tavo kančią viešpatie. Labai tipinė giesmė triodėje, gavėnios triodėje. Viešpats sako, kūno žiburys yra akis, kad visas tavo kūnas bus švarus, tyras. Tai turime omeny, kad tavo pasaulėžiūra, kaip tu matai pasaulį, jeigu tavo akis bus tyros, tai visas kūnas bus tyras. Jeigu bus piktos akis, nešvarus žvilgsnis, tai ir visas kūnas bus nešvarus. Jeigu šviesa esanti tavyje yra tamsa, tai kokiagi ta yra tamsa? Kai ortodoksija tampa kažkokia vergovė prieš sąžinę, tai reiškia, kad kažkas ne taip.
прежде чем я закончу. O dabar grįžkime prieš tai, kai aš pabaigsiu. Pasninkas, kai ortodoksijos iškilmė mus kviečia susimastyti visą tai, ką reiškia. Ortodoksija, du žodžiai. Orfo reiškia tiesus. Например, греки говорят на службах не премудрость прости, они говорят Sako, ne dieviško išmintis, stovėkime pagarbiai graikai, sako Sofija Orfi. Orthodoksия, это связано. Ortodoksija reiškia tiesiai stovėti, lygiuoti. Ortodoksija nereiškia, kad mes visi lygiuojamės, bet tai yra procesas, tai yra pašaukimas. Mes kaip ortodoksai mes sutinkame ištiesinti savo zoksą, ką mes mąstome, ko mes tikimės. Zoksa yra kelios šaknys. Zokėjo gali būti tai, ko aš tikiuosi, lūkestis, kaip paradoksas. Tai, kas peržengia mūsų lūkesčius, paradoksas. Tai, ko tu nesitiki prieš lūkesčius. Arba ortopedas, ortodontas, kuris ištiesina dantis. Ortodoksija yra ištiesinimas, bet tai yra procesas, o ne statusas. Identitetas. Ortodoksijos iškilmė iškart gavėnios pradžioje nurodo, mes keliaujame į tą perėjimą, Velykos yra perėjimas ir kelias į tą perėjimą svarbus visiems krikščionims. Ne tiem, kurie konkrečioje denominacijoje ir ne tik bizantinė krikščionybė save vadina ortodoksiška, žinote, yra ne chalkedoninės bažnyčios, kurios taip pat save ortodoksis vadina, bet tai svarbu visiems krikščionim. Išsitiesinimo kelias, kad tavo pasaulėžiūra ir tavo lūkesčiai, ko mes laukiame, ar mes bijome, ojoj, kas bus sekančiais metais, ne, mes negyvename baimiai. Baimė nepadeda dorybei. Baimė tik tais tave padaro neįgaliu, tu nieko negali daryti. Jeigu nieko nedarai, tai dar labiau bijai. Ar kada nors patyrėte, kad jūs nieko negalite padaryti ir tada kyla baimė, negali išlaikyti nei savęs, nei šeimos ir tada gali ir depresija kilti iš to nieko nedarimo. Bet Dievas mums padeda išsitiesinti ir po truputį žengti į priekį. Ir ko Jisai tikisi? Ko mes turim tikėtis? Ko aš laukiu pagal tikėjimo išpažinimą? Laukiu naujo gyvenimo. Nes kai viskas blogai išoriškai, vis tiek kūniškas gyvenimas atveda į naują gyvenimą, jau čia. Ne, ojoj, kas bus, kas mums visiems nutiks. Nevzorivšina visokia. Aš mėgstu Aleksandrą Nevzorovą, bet jisai kartais gerai mąsto, bet ne dėl tų priežasčių. Ir jis savo tą groteską taip demonstruoja ir negali apsiraminti. Jis negali nusiraminti, nes jis neturi sprendimo tam klausimui, baimės. Atsiprašau tų, kurie nežino, apie ką aš kalbu. Mes ne apie neviltį, mes apie laukiu mirusiųjų prisikėlimo, protokolas Nekrón ir būsimojo amžinojo gyvenimo. Tai visada mano vektorius.
išsilaisvinimas iš baimės, tai atpratimas nuo vergovės. Kai mes bijom, mes labai lengvai tampame vergais. Tas mus išvaduos, koks didysis inkvizitorius nuims mūsų atsakomybę, kad mums nereikėtų apie viską galvoti, kad nereikėtų, kaip sakoma, užsiimti politiką. Lyg bažnyčia būtų ne politika. Tai netiesa. Šito Babelio bokšto melas. Babelio bokštą, kuris statomas iš bažnytinių institucijų. Aš jau beveik baigiau, nebijokit. Aš 43 minutės kalbu, dar aš turiu kelias minutės, viskas tiksliai. Visi taip žvalūs taiga pasidarė, nežinau, kaip tai suprasti dabar. Я хочу сказать про все это, я пропустила некоторые там недели. Вы знаете, что там всякие Aš praleidau kai kurias idėjas, žinote, ten yra Grigalius Palamas, Jonas Pakopininkas, pasakysiu greitai. Pakopininkas mums duoda į galvą vaizdinį, kilimas. Mes kalbėjom apie išėjimą, bet reikia turėti galvoje vaizdinį, kad tu suprastum, kur tu eini. Kartais galvojame vaizdais, labiau negu žodžiais. Tai štai, Pakopininkas duoda vaizdą, Grigalius Palamas iki tol buvo sekmadienį minimas. Jis apie tai, kad reikia širdimi melstis. Tai ne taip svarbu, kokią aš turiu maldos taisyklę. Kiek aš girdžiu apie visokias maldos taisyklės ir gali netgi dingti noras, kai taisyklės. Malda tai ne apie tai, kad aš kažką praleidžiu ar kažkokios taisyklės laikausi. Dievas liepia daugintis ir mes būtumėm vaisingi daugintojams. Tai nebūtinai reiškia, kad reikia gimdyti vaikus. Savo talentą, kiekvienas turi skirtingą talentą, reikia jį dauginti. Ir Adomas ir Ieva turėjo visų šituo rūpintis, valdyti visą tai. Dievas nemiegojo 7 dieną. Dievas parodė mums pasitikėjimą. Mūsų kūryba ir ortodoksijos iškilmė. Kodėl apie ikonas? Kas daro ikonas? Ikonas gaminamas žmogaus rankomis. Ikonos tai menas. Tai antižmogiška triptikonas, nes tai yra menas. Ortodoksų bažnyčioje mes tikime, kad žmogus gali savo rankomis ir savo balsu, ir tai apie bažnytinę muziką, ir apie Dievo žodį, šventą raštą, kurį užrašė žmonės. Visa tradicija perduota žmogaus gabumais, žmogaus pastangomis. Tai tik krikščionybė. Islame tai ne taip. Islame žmogaus dalyvavimas minimalus. Iš dangaus nukrito kaip pica. Kūrinys vadinasi Koranas. Ir tik originalo kalba galima jį skaityti, nes kitaip tai neteisinga. Labai mažai žmogiškumo. Ir žmogus labai toli, Dievas labai toli nuo žmogaus. Ir nedaug Dieve jį kažkaip vaizduoti, arba netgi tą patį pranašą. Negalima vaizduoti. Вот это человеческое в нас и в церкви, и наша способность участвовать в том, что называется традицией или преданием. Tai žmogiška ir tai nesvarbu, kad mes dalyvautumėm tradicijai, paveldė. Kartais sunku tos žmogiškus dalykus priimti bažnyčioje, bet mes turime savo didelį orumą ir savo žmogiškumą gerbti, savo kūną gerbti, savo gabumus gerbti, šitą grožį, kurį tarp mūsų. Visos tos diktatūros, visa tai, kas žeminimas, kai bažnytinė valdžia žemina žmogų, kai sako, tarsi nėra jokio visuomenės balso, kaip Rusijoje nėra visuomenės balsai, kai nėra pagarba žmogui, tai yra ikonoklazmas, kai tu esi niekas, tai ne krikščionybė.
Reikia turėti sveiką pagarbą savo, nes nebūti savimyla tai, kas kita yra, bet save gerbti. Pasninkas yra apie mitybą, tas tipikonas, visa kita tai yra mum. Tai nėra kažkokios tai pasninko policijos, kuri žiūrėtų, kaip mes visą tai darome. Ne? Tipikonas yra pavyzdys. Mes turime kūrybiškai visą tai vykdyti, tarsi piešti ikoną. Tipikonas kaip ikona ir tai ne šiaip savo yra kažkokios rubrikos įstatai, ne. Tai yra vaizdinys, pagal kurį mes mokomės. Mes suaugę žmonės, mes turim infantilizaciją. Mes nemaži vaikai, mes prisimam atsakomybę. Pradedant žodžiu ortodoksija, kuris šiandien labai diskredituotas dėja, mes turime vėl savyje tai pagimdyti. Tai labai gražu, tai labai svarbu. Visa tai yra gyvenimas. Visą tai apie gyvenimą. Bet tas mirusi raidė, kanoniškumas, kai tai paverčia kažkokią tarnavimų žmonėms, turtingiams žmonėms, stipriesiems šio pasaulio, tai neteisinga. Tai ortodoksija ne apie tai. Tada kaip izraelitai dykumoje įstatymą pavertė stabu, tai pas mus visą tai stabu. Tai svarbiausia mintis, kurią norėjau perduoti. Ir ta marginalizacija, kuri dabar vyksta, aš 5 dienas per savaitę darau podcastą, galite angliškai įsijungti internete. Kažkas tai nustebo, kodėl mes kažkokius frikus ortodoksijai gerbėme Aleksijų Dievo žmogų, Mariją Egiptietę, kodėl mes kažkokius frikus gerbėme. Jeigu tu nesupranti, kodėl mes tokius frikus gerbėm, tai tu nieko nesupranti apie krikščionybę. Jonas Krikštytojas, kas jis toks? Su kažkokiais tai kupranugario kailiais apsirengęs, neaišku, ką ten valgė. Bijau sakyti, ką valgė. Prisimint bijau. Tai marginalizacija. Marginalizacijos baimė. Žinote, kai bijai, kad tavęs nemėgs kažkokie kiti žmonės. Kaip vaikai bijo, kad jų mokykloje patys kiečiausi nemėgs. Nu gerai, paliksim mano vaikystės traumas šone. Nereikia to bijoti. Tai mus daro nelaisvais. Būkime savimi, gerbkime save, gerbkime tai, kas mums žmogiška, ne tik kas dieviška, bet ir žmogiška. Krikščionybė yra apie tai. Mes, kaip bažnyčia, galime būti dėkingi, kad gyvename tokiu metu, kai vyksta toks atgimimas. Buvo viskas gerai, tikėjo savo vaga, ortodoksijos iškilime, viskas triumfas ir triumfas. Viskas baigiau, ačiū.